MetaTrader 5 desktopo versija ir būtent šiandien parodysiu, kaip parsisiųsti šitą programą, kaip padaryti visą setupą specifiškai skalpinimo sesijoms. Paprasčiausiai Google parašykite MetaTrader 5 download ir tuomet galite rinktis pačią pirmą nuorodą ir atėjus į šitą ekraną tiesiog pasirinkite pagal savo kompiuterį, ar tai būtų Mac ar Windows ir spaudžiam download for Windows, turėtų netrukus parsiųsti. Kai jau parsisiuntė, galiu spausti čia ir padaryti setupą, kad suinstaliuotų, tai spaudžiame taip. Mes žinoma su viskuo sutinkame, viską perskaitom ir spaudžiame next. Rekomenduoju padaryti sign up šitiems servisams, tai bus MQL5, kadangi mes galėsime parsisiųsti papildomų įrankių mūsų būtent platformą ir aš vėliau parodysiu, ką turiu omeny. Parsisiųsim laikroduką, kad skaičiuotų, kada žvakė užsidarys. Taigi viskas jau susiinstaliavo ir mes galime atidaryti mūsų programą. Čia galime išjungti. Vaizdas yra toks, mes norėtume jį šiek tiek pakeisti. Žinoma, pasikoreguosite viskas, kas patogiau pagal jūs, bet ką pirmiausia norėčiau padaryti, norėčiau prijungti savo demo paskyrą. Tai bus ne MT5 demo, bet turiu susikurti demo paskyrą per brokerį ir tuomet, pavyzdžiui, Vantage International, ir tuomet jūs galite prijungti. Brokeris jums atsiųs prisijungimo detalės, tai bus login, koksai serveris ir taip pat passwordą ir juos galėsite įvesti, tuoj parodysiu kur. Kai jau būsite pasiruošę pridėti savo brokerio akauntą, prijungti prie MT5, galite tai padaryti čia, spauskite Open Accounts ir jums reikės surasti būtent kompaniją. Aš jungiuosi prie savo brokerio ir spaudžiu Next ir čia tiesiog suvesti visus duomenis iš e-mailo, tai aš tuoj ir nukopijuoju. Ir passwordas ir būtinai pažiūrėkite, kad atitiktų serveris. Tai šį kartą yra demo, būtent demonstracijai ir spaudžiu Finish. Jeigu viskas gerai, turėtų prisijungti būtent jūsų brokerio paskyra. Iš karto matau, apačioje yra balansas, history, būtent kas buvo daryta. Čia mano visiškai paskyra yra demonstracijai. Ok, dabar parsisiuntėme visą platformą, tradinimo platformą MT5 ir taip pat prijungėme mūsų brokerio demo paskyrą. Metas padaryti taip, kad vaizdas ir viskas būtų patogu būtent mūsų skalpinimo sesijom. Ir ką mes darome su komanda, tai yra jungiamės į live sesijas kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio su ekspertu, su žmogum, kuris tuo užsiema daugiau negu 17, galbūt 18 metų. Ir mes tose Zoom sesijose kartu darome pagal jo strategiją. Už tai ir noriu padaryti, kad visi turėtų prieimą būtent kaip tai daryti patogiai ir kaip pasidaryti savo desktopo MT5 visą setupą. Būtent šioms sesijoms. Taigi pirmiausia, mums reikės susirasti mūsų Dow Jones indeksą, kitaip jisai vadinasi US 30. Tai čia yra rodiklėlė, kur galime paspausti click to add ir aš rašau US 30, neranda, Dow, DG30, Dow Jones. Paspaudžiu pliusą ir noriu paspausti chart window. Dabar išmetė būtent Dow Jones, visus kitus galiu tiesiog išjungti, man jie yra neaktualūs. Ir paspaudim čia, kad padidintų per visą lentelę. Ką mes norime padaryti, tai yra pakeisti visą išvaizdą ir paprasčiausiai reikia spausti čia su pelyte ir apačioj, kur properties galima bus pakeisti visas spalvas. Tai background man asmeniškai patinka baltas, grid aš visiškai nenoriu, man patinka, kad jo nebūna.
čia yra pavyzdys būtent, bar, tai yra tie stulpeliai, juos galima pasikeisti pagal savo norimą spalvą, tai vėlgi galite išsirinkti, man labiausiai patinka, jeigu eina į viršų, tai mėlyna ir jeigu eina žemyn, tai rožinė spalva. Na va, vaizdas toks, kokio norime, švaru, gražu ir mums, ką labai svarbu, ką reikėtų padaryti, tai yra padaryti Enable One-Click Trading, kadangi su skalpinimu mes turime turėti labai greitą reakciją ir nespėsime tikrai kitaip, tai mums reikėtų nueiti į Tools ir tada Options, spausti Trade ir čia yra One-Click Trading. Mes žinoma paspaudžiam taip, sutinkame, OK ir OK. Norint tradinti, aš visą laiką naudoju Depth of Market, tai paspaudžiu šitą mygtuką čia. Padarau taip, kad būtų jis kartu mano ekrane. Šiuo metu, kai filmuoju, marketas nėra labai aktyvus, kaip matote. Čia galima nusistatyti savo lot dydį, tai aš galiu paspausti daugiau. Ir kaip matote, aš iš karto galiu čia nustatyti buy ir iš karto matome įdėjo pirkimą, įdėjo liniją, kur tai buvo nupirkta ir jeigu noriu uždaryti, tiesiog spaudžiu close. Nueinant į history ir galime matyti, kad buvo įvykdytas šitas sandoris. Kitas variantas yra turėti šitą mygtuką, štai čia. Ir taip pat galima čia keisti savo sandorio dydį, užsakymo dydį. Ir galiu tiesiog spausti buy. Čia rodo, kur buvo įvykdytas užsakymas, tai yra šiek tiek didelis dar spreadas, nes matome, kaina yra čia, o linija nubrėžė čia, vadinasi, toks yra spreadas. Tai yra kaina tarp pirkimo ir pardavimo. Ir jau pakilus, kai pradės mėlynuoti, aš galiu tiesiog paspausti close. Arba kitas atvejis, aš galiu tiesiog spausti X-iuką čia. Čia paspaudžiu ir užsidaro. Visi užsakymai praeities yra kur history ir galime paskaičiuoti 600 ir 598, tai vadinasi, buvo 2 pipsai į minusą šį kartą. Žinoma, nes tai buvo be jokios strategijos, tiesiog demonstracija. Pastebėjau vieną dalyką, kad nerodė čia skaičių, tai kaip juos padaryti, tai tiesiog iš karto paprasčiausiai, kur yra scheme, pasirinkti color on white ir tada bus foreground, vadinasi tie skaičiai bus juodos spalvos, nes jie prieš tai buvo balti. Tai tiesiog paliksiu dabar taip, paspaudžiam OK. Dar nepatinka man šitas, tai aš tiesiog čia galima jį nuimti ir man sutaupo vietos. Taip pat čia mums reikia pasirinkti 5 minučių, nes mes kalbiname su 5 minučių time frame. Kaip pasidaryti, kad jums rodytų, kiek laiko liko, kol šita žvakė baigsis ir atsidarys nauja žvakė. Taigi, kiek ilgai tos 5 minutės truks. Aš pasidalinsiu nuorodą į aprašymą ir galėsite ją paspausti. Tenais bus būtent šis puslapis. MQL5, tai čia galite susikurti savo paskyrą nemokamai ir galėsite parsisiųsti. Tai aš dabar parsisiunčiu download. Yes, I have MetaTrader 5, nes mes jau turime susiinstaliavę. Ir mums tai reikia atidaryti mūsų terminalą, tiesiog paspaudžiame ir prisijungti. Tai aš suvesiu savo duomenis. Pasirodo, prisijungimo slaptažodį buvo atsiuntę, tai aš tiesiog nukopijuosiu. Kai prisijungsite, matysite jūsų vardą šitame kampe, štai čia. Ir dabar galime pridėti laikroduką. Kadangi jau turime prisijungę savo community prie MT5, dabar spaudžiu download, yes, I have MetaTrader, atidarome terminalą.
Ok, šitą galime uždaryti, tiesiog čia apačioje. Čia galime grįžti atgal prie Dow Jones ir čia galime uždaryti tiesiog close ir laikrodį galime įjungti štai taip. Allow, spaudžiame OK ir štai čia matome, kiek sekundžių būtent liko šitai žvakiai. Akivaizdžiai čia šiek tiek pastrigę dėl interneto greičio šiuo metu. Dabar jeigu norite nusipiešti savo lygius, čia yra įrankiai, kuriuos galite naudoti, tai paspaudus galima piešti. Jei nepatinka spalva, galima spausti Properties, pasikeisti Storage. Svarbiausias dalykas, mums reikia išsaugoti šitą template. Tai būtų visą vaizdą, jau pasikeitus savo išvaizdą, pasikeitus spalvas, pridėjus laikroduką, tiesiog spausti su dešiniu pelės klavišu ir išsaugoti template. Save template ir pavadinti būtent čia, iš karto mums išmes ir template name yra default. Jeigu pavadinsime ją default, tada visą laiką, kai įsijungsime MT5, mums bus būtent toks pats vaizdas, nereikės vėl keitinėti iš juodo, nereikės pridėdinėti to laikroduko, viskas bus taip, kaip nustatyta. Spaudžiu save ir turėtų būti viskas ok. Paskutinis dalykas, jei norite įprastai padaryti užsakymą, galite spausti tiesiog čia, New Order ir iš karto galėsite įdėti, kokį būtent dydį norite padaryti užsakymą, tai yra lot size arba volume, ar tai būtų vienas lot, bet visada, ką rekomenduoju įprastom porom yra 0,01 per $100 jūsų banke, tai jeigu brokerio akante turite $500, tai bus 0,05. Ir taip pat galite įdėti tiek stop loss, tiek take profit levelius, galime iš tiesų netgi pamėginti, galiu uždėti 650 ir stop loss 550. Kainą šiuo metu matome ties žalia linija, tai yra 609 ir jeigu aš padarysiu buy, kadangi profitas yra aukščiau negu dabartinė kaina ir market execution reiškia, kad aš darau užsakymą šiuo laiku, tai tokia kaina, kokia yra dabar ir spaudžiu buy. Iš karto matome, užsakymas yra čia ir matome, kur yra mūsų pirkimo linija. Galiu paspaudžiu min ir viršui yra mūsų take profit, tai yra mūsų targetas ir apačioje yra stop loss. Aš galiu spausti ant šitos linijos, patraukti ir mano stop loss pasikeičia. Tad būkite atsargiai, jeigu tiesiog netyčia patrauksite, gal priartinsite stop loss labai arti ir jums tą kainą uždarys automatiškai, ko jūs galbūt nenorėjote padaryti. Kai kaina eis ir būtent prieis tuos lygius, aš galiu dvigubai 2 kartus paspausti, jeigu neina ištrinti linijos, tai ant jos reikia 2 kartus paspausti ir leis ištrinti, tiesiog sudėlyti ant klaviatūros. Ir kai kaina dabar priartės prie šitos ribos arba prie šitos ribos, jinai užsidarys tiesiog automatiškai. Na, o jei dar turite klausimų, parašykite į komentarą, aš sukursiu video, būtent atsakysiu į tuos klausimus. Na, o su manim geriausia susisiekti per mano Instagramą, tai yra raminta.gri, jei norėtum jungtis kartu ir tradinti su mūsų ekspertais, su mūsų lietuvių bendruomenė, tad jei įdomu, pasidalinsiu daugiau informacijos.